Esame Šiaulių universiteto lietuvių filologijos ir komunikacijos antro kurso studentės. Ir mes šiandieną apklausime Šiaulių miesto gyventojus, ką jie mano apie lietuvių filologus. Ne lietuvių, aplamai filologas tai yra žmogus, kuris domisi kalbininkystę. Lietuvių filologas, tai kaip ir mokytojas. Kaip ir mokytojas. Tai iš karto asociacija su mokytoju kyla, ar ne? Taip, man taip atrodo. Dėl to, kad čia kultūros reikalas. Švietimo kultūros reikalas. Kad aš kitokio nematau. Na tai mokosi jie lietuvių kalbos. Kalbos kultūros nešėjas gal? Tai studijuojantis kalbą, lietuvių kalbą, žmogus yra filologas. Aš taip suprantu, kad lietuvių kalbą studijuojantis lietuvių filologas, anglų kalbą anglų filologas. Nuo žodžio logos mokslas, kalbų mokslas. Filologas lietuvių? Taip. Man atrodo, kad mes visi esam filologai, ne? kurie lietuviai esam, kurie šitą žinom, iš prigimties turėtumėm būti ir mokėti tą lietuvių kalbą. Tas, kuris žino ten nuo lietuvių kalbos kilmės, sudarimo žodžių ir taip toliau. Nuo iki. Ne tas pats, kad ten lietuvių mokytojas išmokint, bet ta prasme iš kur kas, kodėl tai pasirado. Aš manau taip įsivaizduoti, nežinau. Sveiki, aš esu Deividas Asilkimis. Tikriausiai prisimenate mane iš tokių filmų kaip Aklavietė, Baisi gėda, Didysis šiaušimas, New Yorkas, Muškietininkų žiedas, laidos Britain's Got Talent ir be abejo serialo Gelbėtojai. O filologas yra kalbotyros, literatūrologijos ir tautosakos mokslų specialistas. Pirmiausia, aišku, baigęs aukštą išsilavinimą gali dirbti, mokyti kitus žmonės. Čia pirmiausia. Ir antras dalykas, viskas, kas liečia kalbos, vertimus. Tiesiog, tos dalykus, kur būtina kalbininkystė, manau. Pedagogų? Manot, kad labiausiai su mokytoju susijęs? Taip, su mokslu, su pedagogika, šiaip aš nežinau. Muziejai dėl Lietuvos kalbos tobulinimą arba tyrinėjimą jos. Tai lietuvių kalba ryšiai su visuomenė. Daug kur galima dirbti, baigus tokią specialybę. Lietuvių kalbos mokytojai gali dirbti. Ir šiaip visur. Daug kur galima dirbti. Aš manau, kad daug kur gali dirbti, pradedant pedagogų gal. Gal kokioj įmonėj, kokiu patarėju galėtų būti. Ir šiaip, man atrodo, su lietuvių kalba Lietuvoje visur galima. Ir aš suprantu, kad lietuvių kalbą nebūtinai mokykloje dėstyti, galima daug sričių kur pritaikyti. Aš taip galvoju, kad dėstyti gal lietuvių kalbą arba jeigu universitete, bet taip tai pagrindė mokytojai, aš taip galvoju. Gal kokie vertėjai gali irgi filologiją baigė, jeigu kitą kalbą moka. Tai dėstytojas ar ne ir mokina tuos kitus tapti kitais filologais? Dėstytojai gali dirbti. Dėstytojai manot, ar ne? Taip. O gal kokiu nors dar kitokių specialių, pavyzdžiui, komunikacija? Gali, taip pat. Gali, ar ne? Gali. Kas gali būti dėstytojų, gali būti. Ir tenais rektorių gali būti. Taip. Supratau. Ir gali būti vadovų būti. Vadovų, rektoriumi ir dėstytojų, taip? Baigus studijas galima dirbti įvairų darbą kultūros, švietimo, leidybos, žiniasklaidos, ryšių su visuomenė ir kitose srityse, kur reikalingas geras valstybinės kalbos mokėjimas, profesionalūs darbo su įvairių žanrų, stilių sakytinių ar rašytinių tekstų įgūdžiai, specialus literatūrinis ir bendrasis humanitarinis išprusimas.
Baigusieji studijas priklausomai nuo pasirinktos specializacijos gali dirbti kalbos tvarkytojais, leidyklų ir kitų įstaigų redaktoriais, stilistais, reporteriais, literatūros ir kultūros apžvalgininkais, tyrinėtojais, kritikais, viešųjų ryšių specialistais, spaudos atstovais ir kitais visuomenės veikėjais. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky.